Klausimas žuvytėm. Pratingi žmonės supras, nebūtina atsakinėti. O kaip yra nustatomas priešas? Kokią metodiką remiantis, kokiais kriterijais remiantis ir kas valstybės mastu gali nustatyti, kas yra valstybės priešas? Žuvytės. Aš suprantu, kad tu gali nuspręsti, kad tau Rusija ar ten Baltarusija ar aš esu tavo priešas. Tavo asmenis taip. O kas atsako valstybės mastu? Ir kokie kriterijai? Kai kas sakys, taigi Rusija buvo mūsų okupavus. Lenkija buvo okupavus Vilniaus kraštą, kurį mums gražino, kaip jums patiktų ar nepatiktų, Molotovo-Ribbentrop pakto pagrindu Stalinas arba Tarybų sąjunga. Tai jeigu tas kriterijus, kad Rusija mums buvo okupavus, reiškia ir Lenkija yra mūsų priešas. Kažkodėl tai to negirdėjau. Kai sakot A, reikia pasakyti B. O po to dar yra abecėliai, pora 10 raidžių. Bet čia tik tiem, kas mąsto. Ok, nustatėm priešą, suradom metodiką, įpareigojam žmonės. Priešą reikia analizuoti ar ne? Reikia nustatyti priešo silpnas, priešo stipres vietas. Reikia ar ne? Žuvytės, pasakykit man. Toliau, jūs imatės kažkokių tai veiksmų. Pavyzdžiui, skelbėt sankcijas priešui. Atlikus kažkokius tai veiksmus priešo atžvilgiu, reikia įvertinti, ar tie veiksmai davė reikiamų rezultatų ar ne. Visos Rusijai sankcijos davė teigiamų rezultatų, bet ne mum, o mūsų priešui pagal jum. Tai kaip ir čia gaunasi, visi, kas įvedė sankcijas, palaiko Rusiją? Tai kitas žodis. O ką reiškia palaiko Rusiją? Palaiko priešą. Palaiko Rusiją. Kokie kriterijai yra palaikymo? Jeigu įvedė sankcijas ir jos sustiprino Rusiją, tai greičiausia jie palaiko Rusiją ar ne? Tu man dabar sakyti, aš dabar nebesuprantu. Kokiais veiksmais tu palaikai priešą? Ar kai jam gerai, ar kai jam blogai? Ar pavyzdžiui, paimkim Jonavos azotą. Mes atsisakėm pirkti rusiškas dujas, iš kurių Jonavos azotas gamina amoniaką. Tai reiškia, mes nusipirkam dujas, ten tada dirba lietuvaičiai, moka mokesčius, jie gauna algas, eina į parduotuvės, kuria darbo vietas. Ir dabar sakom, ne, mums šitos darbo vietos nereikalingos. Mes rusiškų dujų nepirksim, a kitakių per brangų. Bet mes geriau pirksim tiesiai iš Rusijos amoniaką. Togi rusai dirba, togi rusai turi darbo vietas, togi rusai moka mokesčius, mes jam babkių duosim. Tada dabar čia kaip gaunasi? Mes čia priešą palaikom ar ne? Paaiškinkit, man žinau, kad aš nesuprantu. Ką reiškia palaikyti priešą? Kada čia? Nes mes dabar gyvenam tokio apversto pasaulio situacijai. Ekonomika auga neįgiamai, gyvenimas gerėja neįgiamai. Šitoje vietoje čia netgi Alisa iš Veidrodžių karalystės jaučia netgi irgi nieko nebesuprastų. Žuvytės, padėkit man susivokti iš toj situacijoje. Kas nustato, kas yra valstybės priešas, kokiais kriterijais remiantis ir kaip nustatyti, kad palaiko priešą, kas yra priešo palaikymas. Ir aplamai, apšvieskit mane, kaip jūs čia viską tą nustatot, aš tai niekaip to nesuprantu. Bet kokiu atveju, sugebėsi tą padaryti, nesugebėsi. Nuostabus, o jeigu dar uždėsi tokį, jeigu dar paškai nors komentarą, kad yra apie mano barzdą, tai tau iš viso kainos nėra. Myliu aš jums visus, jūs visi, žinokit, nuostabus. Tikiuosi tokiais ir lyksit, nes be jūsų būtų taip liūdna gyventi, reikėtų užsiimti bent tik metafiziką, dirbti su kliento norais, o dabar bent jau man para šviesnat pasaulį.